Čia labai įdomu. 1, 2, 3 koridoro dydžiai. Čia mažas, ten jaunas ir ten nuplaukė senis. Bet tų mažų aš čia turiu jau daug. Čia maži, čia maži. Klausimas, ar aš neturiu daugiau ancestrų tų koridorų jaunų negu suaugusių. Ko gero turiu. Ko gero jie šitose džiunglėse sugeba pasidauginti ir be mano pagalbos. Kelis ikrus buvau iškėlęs, bet gal kokius 4 parnešiau iš krevetyną. Nu, čia, man atrodo, jų yra. Jo vienčių čia matau 1, 2, 3, 4, 5 jaunus. Gera žuvis. Nieko jie neserga. Patys dauginas ir gerai prižiūri dugną. Nu, tokia visiškai pradinukų vaikų žuvis. Tik tais, akvariums turi būti didesnis negu 100 litrų. Nes 60 galima kelias laikyti, bet jos yra būrinės, reikia 6, 7. Visiškai kitaip žuvis elgės. O čia 2 mergas. 1 merga ir kita merga. Ir ten 3 merga. Kai kėliau, nežinau, kiek turiu patinų, kiek patelių, bandžiau pataikyti poras, ar aš jas pataikiau tiksliai, nežinau. Kaip pasilikinėjo, bet dabar jau panas, jeigu vandenį šaltesnį pakeičiu, tai visas stiklas akvariumo būtų 1 ikrai. O iškėlus į kitą naršyklę, turbūt turėčiau 1000. Turbūt. Bet man ne tas, aš ne dėl to jos laikau. Tai yra mano naršinti iš paprastų salt and pepper, juodai margų. Atrinkti vis šviesesni, nes atsirado keli procentai albino. Ir čia yra mano paties iš margų išvesta 4 ar jau 5 koridorų karta. Kai kurie buvo tamsiom dar akikėm. Jonas norėjo tamsių akių, aš pasilikau savo šviešius, va. Mažas koridoris. Kažkur mačiau dar mažesnį, jaunas, o ten suaugusi. O šernų darbas. Ir jų ūsams turi būti glutnus akmenukai arba smėliukas ir visiškai netinka skaldelė aštriais kraštais. Nuėda. Aš turėjau skaldelę. Nuėda ūsus ir žuvis gana trumpai gyvena. Nes jie negali nesirausti.